Net neabejoju, kad būna tikrai toks momentas, kai atrodo smulkmena, bet nepatogu. Šiame video noriu atkreipti dėmesį į tekstą. Kai tu žiūri video, kartais matai, kad žmogus tau nori parodyti kažkokį užrašą priešai save arba už savęs, kaip šitoj nuotraukoj. Bet vaizdas yra atvirkščias ir tau kaip žiūrovui yra labai sunku jį perskaityti. Lygiai taip pat yra ir tavo sekėjui. Jeigu jisai neperskaito greitai, ką tu nori jam parodyti, nes video tai eina greitai, tikėtina, kad jisai gali toliau ir nežiūrėti tavo video. Ką daryti? Pirmas žingsnis, reikia pasitikrinti, ar iš tiesų tavo sekėjas mato atvirkščią vaizdą. Reikia pasiimti kažkokį užrašą, tekstą arba pavyzdžiui tiesiog knygą ir nusifotografuoti selfie. Ir pasižiūrėti, atvirkščią tekstą matai ar ne. Ir jeigu nuotraukoje matai atvirkščią vaizdą, keliauk į telefono settingus, susirask kameros nustatymus ir būtent tenai susirask mygtuką priekinės kameros mirror arba veidrodinis atvaizdavimas. Ir arba įjung, arba išjung šitą funkciją priklausomai nuo tavo telefono modelio. Ir būtinai pasitikrink, ar iš tiesų įsijungia šitą funkciją. Esu paruošusi dar daugiau patarimų apie tai, kaip filmuoti, kaip išdrįsti save parodyti ir kaip būti matomam socialiniuose tinkluose per video komunikaciją. O tu žinai, kad naujienų nepraleisi tada, kai mane seksi.